Labas, kaip išnaikinti nendres ežero pakrantėje. Šiandien mes atvažiavom į sodybą ir kaip ir kiekvienais metais mes matom, kad pilna jų yra priaugusių. Ir tikrai mes norim kažkaip turėti ir savo gražų smėlėtą krantą, todėl turimės kažkaip išsivalyti. Taigi šiandien aš papasakosiu ir parodysiu, kaip mes valom savo ežero pakrantę ir pasakysiu dar porą būdų, kurie būna naudojami. Vienas yra galimas, o kitas jokių būdų ne. Gerai, tai žiūrėkit šitą video ir važiuojam. Taigi šiandien mes kalbam apie tai, kaip išsivalyti savo ežero pakrantę nuo nendrių, švendrių, meldų arba kaipgi juos ir ten bepavadinsit, bet faktas, kad smėlėto krantelio norisi ir savo. Taigi, ką daryti? Iš esmės, pats efektyviausias būdas yra tas, kuris yra natūraliausias ir paprasčiausias. Tai nėra lengva daryti, bet tai tikrai efektyvu. Reiškia, jūs pasiimat dalgį, ir einat pjauti jų į ežerą. Tai aišku labai gerai, jeigu turite britkelnes arba kažkokį kitą dalyką, tam, kad jūs nesušlaptumėt. Arba jeigu vanduo šiltas, jokių problemų, tada apsimaunat būtinai batus, kurie būtų kietų padu, nes tiesiog dugnas su tom nupjautom nendrėm gali būti labai aštrus, gali subadyti kojas ir keliaujate tiesiai į ežerą. Labai svarbu nupjauti nendrės taip, kad tas nupjavimas būtų ne virš vandens, o būtent po vandeniu. Nendrės, tas kotelis, jis yra toks kaip tuščia viduris, toks porėtas, akytas. Ir kai ten patenka vandens, iš esmės patenka vandens į visą tą augalo sistemą. Ir taip jisai su laiku žūsta, arba bent jau mes jam tikrai pridarom daug žalos. Jeigu jūs tą darytumėt kiekvienais metais, tai jau dabar netgi šį pavasarį, kai mes tai darome, iš karto matosi, kur seni tokie stagarai ir juos tikrai sunku pjauti. Ir yra kur nauji ūgliai, kurios labai lengvai galima nupjauti tiesiog su dalgiu ir tada tas darbas tikrai nėra sudėtingas. Tik tiek, kad kiekvienais metais reikia tą daryti. Taigi drąsiau ir keliaujame į ežerą. Antras būdas irgi, sakyčiau, toks gana ekologiškas, tai reiškia, kad mes nenaudojam kažkokių ypatingų cheminių priemonių, bet naudojam gamtos būdą. Tai yra įžuvinimas. Mes tą dalyką galime naudoti, jeigu jūsų tvenkinys, kurį jūs turite savo sklype, yra per daug užaugęs. Tai jūs galite įleisti tokių žuvų kaip pavyzdžiui amūrai, kurie tą žolę, jie minta tą žolę, minta tais augalais ir tikrai pastebėsite su laiku, kad apmažės augalijos apskritai jūsų tvenkinyje. Jeigu jūs tikrai turite tokią problemą, tai įsigykite amūrų, įleiskite juos. Tik labai svarbu nepadauginti, nes tiesiog jie gali padaryti per daug žalos ir tikrai mums vienoje sodyboje buvo tokia problema, kad jau tiesiog buvo tuščia, nebuvo jokių augalų, nes tie amūrai buvo viską jau suėdę ir mes tikrai pavargom, kol galų gale tuos amūrus išgaudėm, tai netaip jau buvo ir paprasta. Taigi, labai gerai pasidomėkite, kiek amūrų reikėtų būtent jūsų tvenkiniui, pirkite šiek tiek mažiau negu kad jūs nusprendėte. Ir jie tikrai pagelbės jums kovoti su to problemą su per dideliu apaugusiu tvenkiniu. Na ir trečias būdas, kurio aš nerekomenduočiau, tai yra naudoti cheminės priemonės. Tokias kaip liaudyje vadinamas Roundupas. Galit sakyti, kad jo neparduoda, galit sakyti, kad dabar yra visokių kitokių, bet principas yra panašus, kad tikrai esu girdėjus ne vieną kartą, kaip žmonės sako, kad žiemą, kai yra ledas, tiesiog reikia užpurkšti tos cheminės priemonės, to herbicido ant nendrių ir tokiu būdu viskas susitvarko. Tai galiu pasakyti, kad ne. Ir lygiai tą patį tvirtina mūsų sodininkystės ekspertė Ingė Auželienė, kuri dėsto ir mūsų kursuose sodybų apželdinimas, kad šitas būdas nėra tinkamas. Todėl, kad tokie herbicidai daro neigiamą poveikį vandens visoms kultūroms, tiek florai, tiek faunai.
Tai tikrai tai nėra geras būdas, mes kaip tik stengiamės, kad nepatektų į vandenį. O jeigu mes purškiam virš ledo, tai kas tai yra ledas, tai yra vanduo, kas po apačia yra vanduo. Taigi mes tikrai nenorime, kad ten patektų. Ir kitas dalykas, kad herbicidai tokie kaip Roundupas ir panašus, jie veikia augalo žaliąją masę. O žiemą, tai kas nėra, sudžiūvę stagarai. Tai iš principo jis neveikia taip, kaip mes norėtumėm, o poveikį neigiamą vandens visam mikroklimatui daro. Taip kad šito būdo aš tikrai nerekomenduočiau. Tai toks būtų mano pasidalinimo šiandien. Jeigu jūs žinote kažkokių dar būdų, kaip kovoti su šitą problemą, tai tiesiog rašykite čia komentaruose apačioje. Arba jeigu jūs išbandėte ir jums pavyko arba nepavyko, tai irgi dalinkitės, parašykit. Nes aš manau, kad prie šito video diskusijos gali virti žymiai įdomesnės net negu tai, ką aš papasakojau dabar. Tai dalinkitės, tikrai ne jūs vieni turite tą problemą. O jeigu patiko šitas video, spauskit like, kaip visada. Jeigu norite mūsų video gauti ir daugiau, nes kalbam ne tik apie sodybas, bet ir apie dizainą, apie augalus, apie auginimą ir vaisių, ir daržovių, ir gėlynų, ir naujausias augalų tendencijas. Taip kad prenumeruokite mūsų kanalą, paspauskite štai čia ir susitiksime kituose video. Čia buvo Lina iš modernių apželdinimo kursų Geltonas karutis. Iki!